Šiandien turėjau pirmą mokinį su DaVinci Resolve programa, porą valandų pasikalbėjom. Tokia kaip ir refleksija ir savo, ir tuo pačiu, ko galima tikėtis. Tai pirmas dalykas, aš paprašiau, kad Andrius atsiųstų iš kiek įmanoma anksčiau medžiagos, su kuria jis norėtų dirbti, nes mano patirtis tokia, kad geriausia mokyti tą žmogų, kai jis jau turi konkretų uždavinį, kurį norėtų išspręsti ir tuo pačiu pamatyti, ką jau moka. Tai aš iš vakaro gavau medžiagą, susidėjau į į Blackmagic Cloud'o projektą sukūriau, susikėliau failus tam, kad galėčiau šiek tiek padaryti namų darbus, kad kai jau mes pradėsim bendrauti, kad nereikėtų ten pavyzdžiui labai ten man gilintis, kaip reikėtų nustatymus padaryti konkrečių atveju ten garsui, spalvoms. Tai per šiandienos poros valandų mokymus paaiškinau, kaip veikia geitas, kaip veikia kompresorius, kaip veikia limiteris, nes apie garsą, kaip supratau, nelabai turėjo žinių. Ir tuo pačiu, kaip tą daryti su DaVinci programa, nes garsas mano galva video reikaluose yra vienas svarbiausių dalykų. Jeigu kartais dabar stringa, atsiprašau, nes pas mane ryšys nėra ypatingai geras, tai žiūrėsim, kaip Facebookas sureaguos. Todėl, kai dirbama yra su video ir medžiaga, labai svarbu atkreipdėmėsi garsą ir atitinkamai kaip yra įrašinėjama. Šiek tiek palėtėm spalvas, bet dar, kaip suprantu, reikės greičiausiai daugiau skirdėmėsio, kai ateis tam laikas, nes jisai turi prisifilmavęs medžiagos iš skirtingų, pavyzdžiui, dienų ir buvo skirtingas tos dienos apšvietimas ir netgi nustebo, kaip gali, taip atrodo, skirtis vienos dienos ir kitos dienos vaizdai. Bet tai yra normalu, nes Saulė vėlgi turi savo ypatybės ir kokiu dienos metu buvo, kai filmuota ir tuo pačiu koks apšvietimas viduj. Tai apšvietimo ir spalvų derinimo klausimą greičiausiai jau kitose pamokose. Ir ką labiausiai akcentavau, kaip reikia markiruotis, kaip reikia dirbti su timeline'ais. Labai rekomendavau, kad darant timeline'ą, tai reiškia susidėjus medžiagą ir pradėjus karpimo, kad iš timeline'o pačio pagrindinio nebūtų trinama medžiaga, o kad būtų, pavyzdžiui, jeigu yra nereikalinga vieta, susikurti tokį įprotį, kad tą vietą, nors ir padarius kirpimus, bet tą vietą tiesiog užmutint. Paspaudus D raidę gaunas tiek vaizdą, tiek garsą užmutina ir visą šitą medžiagą, kuri jau turės išeiti į tą jau galutinį produktą, jau sumontavus, kad jau galim būtų eksportuoti, kad į kitą timeline'ą perkelt. Vėlgi parodžiau, kaip reikia dirbti su dviem timeline'ais, kaip veikia markeriai, nes markeriai sutaupo daug laiko, kai reikia, pavyzdžiui, sugrįžti prie projekto montuojant vėliau, arba kad nepasimest kur ten kas, kai reikia iš skirtingų klipukų sujunginėti, tai susižymėjus markerius ir juos netgi matant markerių sąraše, netgi pagal spalvą galima dar papildomą tokį kaip ir klasifikavimą padaryti. Tai sutaupo ir laiko, ir toks aiškumas atsiranda montaže, ir toks yra lengvesnis davedimas iki galo. Tai šiek tiek palėtėm ir video perėjimų temą, bet kaip supratau, pradžiai buvo reikalinga tokia bazinė medžiaga, kaip reikia dirbti su DaVinciu. Tai tą padarėm ir kas yra labai faina, kad duplikuojant timeline'ą, pavyzdžiui, yra paimamas vienas timeline'as, aš jam paruošiau tą iš vakaro padaręs ir garso takelių nustatymus, paaiškinau, kaip veikia normalizeris, kaip veikia apskritai garso reguliavimai, nes jis norėjo tų vadinamų šablonų, kaip jo užklausimas buvo template'ai, tai template'o paruošiau, mano galva, kurį gali tiesiog tą timeline'ą kopijuot, į tą timeline'ą sudėjęs takelius iš kitų filmavimų, jis natūraliai turės tą patį garso lygį, garso nustatymą, paaiškinau, kaip veikia katalogavimas, struktūravimas pačios informacijos, kad jis nepasimestų. Ir žinoma, esminis dalykas yra spalvos, per kurio dar greičiausiai turės sugrįžti, jeigu turės lipdyti iš skirtingų dienos filmavimo. Bet čia, tai jeigu kartai žinot, kas turi noro išmokti montuot, gali susisiekti, pabendrausim ir pamokysiu, kaip geriausiai man asmeniškai, ką aš galiu, ką aš moku ir pasidalinsiu savo patirtim. Video ambasadorius. Tam kartui tiek. Iki.